Teisingas atsakymas A. 60 vienetų. Šeštasis klausimas. Kelintais metais įvyko Žalgirio mūšis? A. 1236, B. 1410 ir C. 1863. Teisingas atsakymas B. 1410 metų. Septintas klausimas. Kas yra musonas? A. Laukinis Amerikos arklys, B. Vėjas ir C. Slaptos masonų organizacijos narys. Atsakymai buvo? Be abejo, B. Vėjas. Aštuntas klausimas. Artemidė, tokia deivė, buvo A. Grožio deivė, B. Medžioklės deivė, C. Meilės deivė. Teisingas atsakymas B. Devintas, prieš paskutinis klausimas. Balzakas, rašytojas dažniausiai, norėdamas įrodyti, kad gerbė genialius žmonės, visada nusimdavo kepurę, kai A. Kalbėdavo apie vaikus, B. Kalbėdavo apie Aleksandrą Diuma, C. Kalbėdavo apie save. Teisingas atsakymas C. Kalbėdavo apie save. Ir paskutinis 10. klausimas tikrai labai svarbus jums būsimiesiems Robinzonams. Taigi, kiek iš viso žaidėjų dalyvavo pernykščioje Robinzonų ekspedicijoje? A. 4, B. 12, C. 13. Teisingas atsakymas C. 13. Nes tai yra... Taigi mes matom, kad jeigu iš viršaus pažiūrėsime, tai atsiranda tokia savotiška kreivė. Bet taip yra, kaip yra. Taigi tai buvo maža, beveik žaisminga viktorina ir jau sukėlė tam tikrų aistrų, tam tikro liūdesio, šypsenų. Nieko, tai buvo tik lengvas apšilimas. Sėkmės visiems. Iki. Robinzono atranka 2000. Kartą tai, manau, bent jau galiu pasakyti, pusę velnio. Manau, kai kuriuose rungtyse galėjau pasirodyti geriau, bet pritrūko jėgų matyti. Šiaip labai normaliai. Manyčiau tik tiek, kad gal kai kurios rungtys nulėmė mano blogesnį pasirodymą vien dėl to, kad aš buvau pirmas. Tai vis tiek kažkokį psichologinį gauni spaudimą, nes tu nežinai, kaip padarys kiti žmonės. Dėl kai kurios gal rungtys truputėlį nulėmė prastesnį, bet šiaip visumoje aš patenkinęs savo pasirodymą. Savo pasirodymą šiandien aš vertinu vidutiniškai, už tai, kad mane perspėjo, kad aš nedalyvaučiau pasienio orientacinio varžybose, aš dalyvavau ir man dar visur nuovargis jautėsi. Nu, žodžiu, aš nevertinau savo jėgų. Pirma klaida buvo svorio kilnojimas, kadangi tikrai galėjau žymiai daugiau iškelti, tačiau pirmas komandos draugas iškėlė tokių skaičių, kad aš supratau, kad tiek neiškelsiu, o po to truputį pasidarė apmaudo, bet kadangi esu, kaip sakiau, humaniškos profesijos žmogus, taikus, tai užteko ir tiek. Bet realiai, jeigu būtų galimybė atsukti šiek tiek atgal, tai rezultatas būtų kitas. Vienintelė rungtis ne tai, kad nuvylė, o, sakykime, gal truputėlį pritrūko, sakykime, tos sėkmės atsakinėjant į tos klausimus, kurių, sakykime, tikrai nežinau, bet galimais atsakymais abejojau. Jos mane ir pavedė. Tai yra konkrečiai atsakymas į klausimus.
aš jums jau atėjęs į atranką sakiau, kad aš stengsiuosi laimėti, ar ne? Ir aš tą darau. Jeigu aš pradėsiu galvoti dabar pralaimėti ar ne, gali būti, kad kažkam nepatiks, galbūt aš per greit plaukiu ar ten dar kažką darau, bet, nu, tiesiog darau, tai kodėl nedaryti. Tai tam ir yra įdomumas laimėti. O jeigu mane paskui išbalsuos, jeigu aš ten pateksiu, galų gale, nu, tebūnie. Savo pasirodymą vertinčiau maždaug 10 balų sistemoje 6-7. Todėl, kad nėra mano stiprioji pusė plaukimas. Dėl to. Ta prasme, ką galėjau, tą padariau. Savo pasirodymą vertinu normaliai, šiek tiek neigiamai vertinu intelekto tą testą, ar ten, kaip ten jį pavadinti. Nu, šiandien savo pasirodymą vertinu vidutiniškai. Kažkur tai vidutiniškai. Todėl, kad, nu kaip, nepasisekė, daug kur nepasisekė, daug kur reikėtų dar treniruočių paprasčiausiai ir tiek. Robinzono atranka 2002. Esu Jurgita Gilienė, 25 metų kaunietė, mokausi Kūno kultūros akademijoje sporto psichologijos magistratūrai. Mano pomėgiai šokti, leisti laisvalaikį su draugais, nes po darbo beveik nelieka jo. O norėčiau tapti Robinzone dėl to, kad, manau, turiu pakankamai per 5 metus žinių psichologinių, kaip turėtų komanda susibendrauti ir kaip elgtis atitinkamose situacijose. Nu ir esu blondinė. Šiemet, manau, turėtų būti stipri lietuvių komanda. Stipri dėl to, kad iš tikrųjų visi dalyvaujantys žmonės yra pakankamai stiprus fiziškai ir tikrai pakankamai, nesijaudinantis ir stipriai laikantis psichologiškai. Pernai metais mane labiausiai nervavo lietuvių susiskaldinimas. Dėl to, kad labai netitiko galbūt visų, nebuvo bendro siekio. Buvo labai 4 atskiri motyvai ir 4 atskiri norai. Vienam reikėjo šou, kitam reikėjo reklamos, trečiam reikėjo kitokio dalyko, dėl to taip ir išėjo. Robinzono atranka 2002. Nu kaip, mes galėjom laimėti sprintą, supikau, nu kaip, nesupikau, nu toks. Truputį pagieža buvo, kad ta panelė iš Aušra truputį pavėlavo. Bet čia toks nepyktas, nu kaip, norėjęs laimėti. Aš mėgstu laimėti. Neišėjo. Aš buvau, žargonu pasakysiu, aš buvau apakus, antiek čia visi draugiški. Ir pavyzdžiui, jeigu mes visi 10-ukas važiuotumėm ir reiktų kažką tai mest, man būtų didžiausia problema, ką mest. Nes antiek visi susigyvenom, antiek visi draugiškai, tiek panelės, tiek vyrai. Gal kaip komandai naudingas būtų, gal Gediminas, tiek pat, aišku, ir dvynukai broliai, jie irgi tikrai šaunus. Gal labiausiai nepatiko, gal Rimas. Kodėl? Todėl, kad jisai truputėlį, man atrodo, daugiau galvoja apie save ir kai kurios rungtyse jisai būtent individualų savo pasirodymą rodė. Jisai kažkaip, aš nežinau kodėl, bet man toks įtarimas, kad jisai individualistas yra žmogus, kuris negalvoja už komandą. Darius, ar ne? Vietoj verslininko. Iš pradžių pamačiau, nustebau, oho, koks pasimunkštinės vaikinas. Va, tai buvo pirmas, kaip atėjo vietoj verslininko, buvo toks netikėtas. Buvo galbūt smagu su juo rungtyniauti. Pasakyčiau, gal Darius, jis toksai mėgsta vyriškis pajuokauti. Toks įdomus gan žmogus, su juo bendrauti, be jokių ten problemų nebūtų, kad ten galvot, ką su juo šnekėti, labai laisvai galima su juo bendrauti. O nemaloniausias, nepasakyčiau gal nemaloniausias, bet paprasčiausiai gal Gediminas tos, labai daug, ta prasme, šneka labai daug, taip sakant, gal jis taip nori atkreipdėmėsi į save ar kas, arba jisai gal jaučiasi vyriausias šitoj kompanijoje, tai, gal dėl to. Labiausiai įsiminė direktorius. Esmė tame daug šneka. Daug šneka, gal jisai tai bando parodyti savo tą pusę, kad jį pastebėtų. Per tuom, kad jisai šneka, ar, jisai yra mokytojas. Daug žinių turi bagažas, tas yra, netgi, sakykime, mums visiems buvo kaip ir iš
špargal, kai jo pasakymas Malaizijos sostinė. Mes visi iš karto tai taip pagavom, įsiminėm, o mes atsiminsim. Ir pirmas klausimas. Nu, man labiausiai įsiminė mokytas direktorius su savo pamokymais. Šiaip, atvirai pasakius, esu maloniai nustebintas ir nudžiugęs, nes tikrai noriu, kad būtų Lietuvos stipri komanda, graži komanda. Ir šiandieninis mūsų bendravimas tarpusavėje buvo tikrai toks lengvas, pakankamai paprastas ir visi suvokia, kad vis dėlto mes esam šou dalis, tačiau ne asmeniniai kažkokie tai asmeniški priešai ar konkurentai. Bent jau šiandieną. Niekas nesunervavo, tik pagalvojau, kad su Gediminu saloje gal atsibostų būti, labai daug šneka. O daugiau. Šiaip komanda man patiko visi. Mėly, labai šilti žmonės, labai geras buvo mikroklimatas. Tarpusavį bendravom kaip draugai, o ne kaip konkurentai. Dėl ko, pavyzdžiui, Ugnė, aš pasirinkčiau ir ką, nu, vat irgi kompanija ten būtų kaip ir siela kompanijos. Tarkim, jeigu kažkas nesisektų ir ką aš manau, jinai pakeltų nuotaiką komandai. Net nežinau, iš blogosios nei vieno nebuvo, nes manau dar per mažai pažinau aš juos visus. Ir visi labai faini, visi labai linksmi, stengiasi bendrauti ir tikrai susidraugauti. Va tokia komanda, aišku, smagu būtų, kad visas 10-tukas važiuotų. Robinzono atranka. 2 metais jūs galite išrinkti Robinzonus: Aušra, Darius, Edmundas, Gediminas, Irmantas, Jurgita, Laimonas, Rima, Rimas ir Ugnė. Siųskite 2 Minton pakelius su savo pasirinkimu. Na, pavyzdžiui, už Gediminą balsavusiai Julijai Gruzdaitei iš Vilniaus. Antrasis laikrodis atitenka Mindaugui Vegiui iš Biržų balsavusiam už Ugnę. Na ir trečiasis laikrodis atitenka iš tos pusės. Danutei Čepienei iš Kauno balsavusiai už Irmantą. Sveikiname nugalėtojus. Dėl prizo atsiėmimų kreiptis telefonu Kaune 837 47 3300. Be to, iškart primenu, kad gegužės 25 dieną pagaliau sužinosime, kamgi iš jūsų atiteks pagrindinis mūsų žaidimo prizas – kelionė 2 į Malaiziją kartu su kelionių agentūra Bolt. Šeštadienį, gegužės 25 dieną 19:05 tiesioginėje transliacijoje. Štai tada ir paaiškės, kuriegi iš šių 10 kandidatų pateks į negyvenamą salą Malaizijoje, kur turės įrodyti, kad moka kovoti ir išlikti. Ir tik nuo jūsų, pabrėžiu, tik nuo jūsų balsų priklausys